Kai mano dukrai buvo kokie 4-5 metai, aš su ja labai dažnai papuldavau į tokį žodinį ping-pongą. Pavyzdžiui, jinai klausdavo, mama, ar galiu antrą porciją ledų, aš atsakydavau ne. Ir ta tada sekdavo jos, o kodėl aš negaliu antros porcijos. Ir mano visus logiškus tokius argumentus, jinai vis sakydavo, o kodėl, ir tas labai užsitęsdavo. Kol aš supratau, kad problema ne tame, kad jinai nesupranta, kodėl, pavyzdžiui, negalima antros ledų porcijos, o todėl, kad jai sunku priimti ne, jinai tiesiog nenori priimti to ne. Tai kai aš tą supratau, pakeičiau strategiją ir noriu pasidalinti, kas man labai gerai suveikė. Pavyzdžiui, mama, ar galiu antrą filmuką žiūrėti? Mano atsakymas ne. Tada aišku, kad seka tas, o kodėl? Aš paaiškinu, kodėl. Ir jeigu dar kartą seka, o kodėl, mano atsakymas būdavo, dukryt, tu manęs paklausai, aš tau atsakiau. Ir dar kartą, jeigu klausdavo, aš pakartodavau lygiai tą patį, tu manęs paklausai, aš tau atsakiau. Ir galiausiai tą tokį ping-pongą pabaigdavau fraze, kad aš suprantu, kad tau labai sunku priimti ne, nes tikrai tu netokio atsakymo tikėsi, bet kol aš esu atsakinga už tavo sveikatą, tokius sprendimus priemu aš. Kai užaugsi, galėsi spręsti pati. Man tai suveikdo stebuklingai. Tu manęs paklausai, aš tau atsakiau, galėdavau uždainuoti kaip dainelę. Pabandykit, bus labai įdomu, jeigu pasidalinsit, kaip veikia jums. Sėkmės.